14 ir paskutinė diena minant aplink Lietuvą. Šiandien nusimato apie 120 km ir rytą pradedam su puodeliu kavos. Kadangi neturėjome pakankamai vandens košį išsivirti, numinėme iki artimiausios degalinės ir čia lengvai užkandome. Kiek pavažiavę vėl išalkome, todėl iš turimų likučių pasidarėme ryžių košę su uogiene. Tikriausiai labai nustebtumėt pamatę, kiek maisto suvalgome kasdien. Vėl sėdome ant savo žirgų ir nusigavome iki Šakių, kur mūsų viliojo subai sumuštiniai, o tai ir buvo paskutinė stotelė prieš namus. Buvo tikrai labai keista po 2 savaičių vėl matyti pažįstamas vietas bei užbaigti šią nuostabią patirtį. Tačiau taip pat buvo labai smagu vėl susitikti su šeima. Išvis šioje kelionėje numiniau 1320 km, o ant dviračio praleidau virš 60 valandų. Norėčiau padėkoti visiems, kas sekė šį žygį, jūsų palaikymas visad svarbus. Iki kitos kelionės!